Daržovės. Žalia žolė, bet ne žolė. Su uodega, bet ne pelė. Kas? Agurkas. Gali augti ir šiltnamyje, ir lauke, ant šliaužiančio stiebo. Stiebas liaunas, todėl jį reikia parišti, kad agurkas kabėtų. Nors atrodo kietas, bet didžiąją jo dalį sudaro vanduo. Jo didysis brolis – agurotis ir cukinija. Yra didesni ir sunkesni, todėl savo ramiai ritinėjasi ant žemės. Sako ponas Pomidoras. Atkeliavo iš toli, Pietų Amerikos Andų aukštikalnių. Paprika. Paprikų būna ne tik geltonų, žalių, raudonų, bet ir saldžių, karčių ir aštrių. Paprikų būna tokių aštrių, kad suvalgius gali net burna užsidegti. Nors turiu daug akių, tačiau nieko nematau. Kas aš? Bulvė. Dažnai ją ruošiant naudojama labai daug riebalų. Nieko gero iš tų bulvių. O taip skanu. Pavyzdžiui, bulvytės fry su prieskoniais ir padažu. O kur dar bulvių traškučiai? Čipsai. Salotas. Va ką reikia valgyti. Nors skonis jų, beveik kaip žolės. O čia špinatai. Sako, suteikia daug jėgų. Ką tie lapai? Geriau rabarbaras. Iš jo bent jau galima pasigaminti saldainį. Pavoliojame cukruje ir ragaujam. O čia smidrai, arba dar kitaip šparagai. Auga, savo tokios lazdelės ima ir užauga. Artišokas. Kas per velnias yra artišokas su netruputėlį nuodingais plaušeliais širdyje? Reikia klausti mamos. Kopūstas. Raudongūžis kopūstas. Pekino kopūstas iš Kinijos. Briuselio kopūstas. Ropinis kopūstas. Kiek daug tų kopūstų. O, ropė. Šitą tai jau visi žino, nes ją rovė ne tik senelis, senelė, anūkėlė, šuo, katė, bet net ir pelytė. Brokolis. Valgyti šitą žalią daržovę yra labai sveika, o ruošti linksma, nes laužant brokolio šakeles galima prigaminti daug mažų brokoliukų. Žiedinis kopūstas, arba kitaip kalafioras. Mums įprastas baltas, bet gali būti ir žalias, violetinis arba geltonas. Pankolis. Kažką jis man primena. Žinau, jis labai jau primena panką, ar ne? Česnakas. Šitas tai jau tikrai nieko neprimena. Gal tiesiog paskaičiuokime, kiek skiltelių turi viena česnako galvutė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Poras. Niekam neįdomus tas poras. Svogūnas. Kas jį pjausto, dažnai apsiverkia. Raudonas gaidelis po žeme gieda. Kas? Burokėlis. Kas pasakys, kuo burokas skiriasi nuo bulvės? Aišku, bulvė viduje gelsva, o burokėlis raudonas ir viską nudažo raudonai.
Be to, jis auga vienas ir burokėlio lapkočiai taip pat yra valgomi, o bulvė auga kere ir jos lapai nevalgomi. Laputės naputė lenda į urvą, bet niekaip neįlenda, vis uodega kyšo. Kas? Morka. Morkose labai daug vitamino A ir jas mėgsta valgyti daugelis gyvūnų. Griežtis. Pastarnokas. Ridikas ir ridikėlis. O, ridikas yra didelis, o ridikėliai maži ir raudoni. Bet perpjovus, jų abiejų vidus baltas. Geltonas kūdikėlis žaliuose vystykluose. Kas? Kukurūzas. Auga savo laukuose ir kartu su cukranendrėm, ryžiais, kviečiais ir bulvėm yra auginamų augalų top 5 pasaulyje. O labiausiai žinomas patiekalas iš kukurūzų tai žinoma ne kas kitas, o spragėsiai. Popkornas. Pupos, sako, byra ašaros kaip pupos, kai susimuši galvą, ranką ar koją. Taip, salieras, o štai ir žirneliai. Labai jos įdomu skinti, lukštenti ir valgyti, tačiau svarbiausia nesuvalgyti kirmino, nes jie žirniuose mėgsta apsigyventi. Čia patisonas, kuris yra kieno brolis? Aišku, kad moliūgo. Šitą dičkį visi žino iš Helovyno, kai jis tampa baisuokliu. Topinambas. Ir dar vienas gumbas – imbieras. Jie kaip kokie robotai transformeriai. Kiekvienas yra išskirtinės formos. Aš ne imbieras. Aš robotas. O čia baklažanas. Reikia pažiūrėti, kas jo viduje. Nieko gero. Na ir pabaigai krienas. Jo skonis toks, kad pavalgius net per nosį trenkia.